Sakai, patinka priklausomybės, tau patinka. Ne, nepatinka, tiesiog, žinai, jeigu kada tai turėčiau kokių tai priklausomybę, aš puikiai suprasčiau tą žmogų. Pavyzdžiui, jeigu kokias turėtų. Tarkim, priklausomybė nuo klyjuostimo. Blėt, hui, žinai, nuo McDonald's, žinai. Labai nuo maisto valgymo, žinai, priklausomybė. Nuo maisto. Žinai, iš karto. Bet kiekvienas priklausomas nuo maisto valgymo, nesakyk. Faktas, čia sakau, kaip ir vanduo, konspiracija yra iš tiesų, tipo, nereikia nei valgyti, iš tiesų, nei gerti. Čia, tipo, tiesiog. Jo, didžioji vandens industrija nori mūsų. Didžioji vandens industrija. Dievas sėdi. Žemaitaitis išgirs ir jau pritaikė šitą teoriją. Tai palauk, tu lietuviai sužinos, kad vanduo buteliukas yra tas pats vanduo, kur ir iš krano. Patikėk, čia jam tas sprogs smegenis, rimtai. Va čia tai mes jau... Jo, tokie. Kaip tas gifas bežionė, kur tokia. Ne, blemo, konspiracijų daug gerų yra, kaip gerų, visas atibiliškas, šiaip konspiracija lygo, tipo, tai, tipo, blėt, kaip čia pasakius, išgalvotas dalykas, bet, tipo, jisai iš esmės, galima pritemti kažką ten. Taip. Įmanoma, kad būtų realu, bet melas. Iš esmės, jo. Įmanoma, kad būtų realu. Ne, įmanoma, kad būtų realu. Priklauso, kaip kuri, žinai. Vienam gal realu, tikrai jisai to tiki, žinai. Jam jokia čia ne konspiracijos yra, čia jam tiesa. Tik tai kitam, žinai. Ne, čia netiesa kablį. Kaip tai netiesa? Tai ir kam ir žemė plokščia, tiesiog plokščia. Edi Bravo, pas Joe Rogan eina. Jis ten užsiputojo, kad žemė yra tikrai plokščia. Kuris ten taip irgi aiškino, kad žemė iš tiesų tikrai yra plokščia ir jis visais pykstasi, kad jūs debilas, sako, jis galvoja, kad jis neapvalė. Ir jis taip toks ramus, žinai, jis tikrai debilas. Man pokai, tarsi galėtų žemė iš viso būti, nežinau, tarsi ant dramblio, žinai, pasakyti, kad man nėra skirtas. Tai yra teorija, kad ant vėžlio plaukia kosmose. Nieko nekeičia. Nieko nekeičia. Aš žinau, čia konspiracijos, čia tiesa, koks tas skirtumas, tu vis tiek, blėt, maksimai dirbi kasininkai. Ten galėtų, sakau, galėtų pasaulį valdyti zebras, pohui. Man nėra skirtumas, visiškai nieko nekeičia, blėt. Ne, realiai. Tipo, ką tu darai su šitą informaciją? Per daug nevardink, nes čia žinau, toj pradės. O gal pasaulį valdo zebras? Aš čia tipo... Aš turiu šios informacijos, kurios nelabai čia kaip Tu tik niekam nesakyk, blėt. Pažiūrėkite, Joe Bideną, jeigu jį photoshopintume, padarytume kaip zebra. Jo, tai valnyt sakau, blėt. Čia šitas, blėt, Bidenas su zebra galva ir bizarį surašau. Tikrai. Jo. Bet mėgsta žmonės šitas, nežinau. O jūs tikės kokią nors konspiracijos teoriją? Esat tikėję kokią nors konspiracijos teoriją? Šitą, kad Jėzus yra. Šiaip ne, kažkada seniau aš kai 16 būdavau kažkokį ten šūdų priskaitydavau, kad ten, blėt, tipo, žinai, Global Elites ir panašiai, bet kažkaip iš tos fazės labai greit išėjau, tipo, tiesiog, realiai, tipo, supratau, kad nėra skirtumo. Masonai, ne, ten, Illuminati. Ne tiek giliai, aš nepatinka. Visų ištelis ten. Bet, tipo, aš kažkaip žiūrėjau, blėt, skaičiau ir toks, koks takui skirtumas, iš esmės. Sakau, nėra, tarsi, ir ten masonai, hujonai valdo, ar dar kas nors. Visiškai non-relevant. Aš nieko su šitą informaciją geriau nepadarysiu. Tipo. Ne, su daug informacijos nieko nepadarysiu. Iš tiesų, realiai daug yra tos informacijos, kuri visiškai, žmogui net nereikia jau žinoti, žinai. Visas Instagramas ant to pastatytas. Ten kuo daugiau, žinai, šūdų, vieniem galbūt užkabina, bet manęs tai nei vienas nebuvo užkabinęs, kad jau tikrai tikėčiau kažką, kad man pačio apdraug, gal rimtai pasaulis plaukčia. Tad nusišyk, žinai. Kaip ir tiesiog. Pats vai kažko tai. Jis viskuo. Madas viskuo. Koks čia žemininkas. Zebrai valdo pasaulį. 9/11 was an inside job. Jo. Tai šitą dar yra. Bet aš iš šito tipo buvau gilinęsis. Ir tada supratau, kad gerai, kodėl šitie žmonės, blėt, tokie įkyrus ir nejasni. Šiuo, kad jie pisa protą, žinai. Nežinau. Ten yra tų tokių, tipo, kad 9/11, tipo, buvo ten Džordžo Bušo šūdrūva. Tipo, pretekstas invadint, bet realiai, kame huine, kad jie dieną prieš invadino Iraką.
Jo, man rodos. Jie ir rugsėjo 10 inveidino ir tipo 11 gavus kaip padarinys, bet tada bandė pritempinėti tie, kad tipo čia kaip, nu, kad šitas, ne Bidenas, Bushas tipo turėjo tada pretekstą inveidint, bet realiai jie jau buvo inveidinę. Tai čia jau buvo kaip ir pasiekmė. Nu, tai taip. Nu, tipo, tokia. Yeah. Taigi ten JFK irgi yra, kad ten, ble, JFK buvo ten per daug geras prezidentas ir jį reikėjo pašalinti. Tipo, su JFK buvo taip, kad jisai norėjo kažkaip ten, kažkokią reformą, tipo, prabraukti, kuri ten labai sumažintų galę, tipo, ten FBI ir CIA. Ai, šituo. Kažkas ant tokio, man rodos, jo, ir tipo, nu ir kažkaip tai nepasisekė, bičiai pakulto palygino. Kažkodėl nušovė. Jo. Kažkaip tai šitokį nušovė. Nu ten irgi, nesuprasi, ten, plius dar seni ten reikalai, senos temos, iš esmės nežinau, kada ten Kennedy nušovė, bet 70s čia. Jo, Nu. 104 kokie huis. Tai ten dar irgi Wild Biški West, nežinau, buvo gal. Nu jo. Tai jie, tas, kas suprastas, čia yra, man atrodo, tipo, iš viso toks vykių, kur ten visiškai, tipo, lempiniai briedai, tipo, surašyti, va tokie, nu, tipo, netokie, bet, tipo, ten iš viso, kad ten, tipo, kad žemėje buvo milžinai, ir jie dabar po žemė gyvena. O tokie, nu, tarsi, kad buvo ne molio. Giantai, nu. Čiagi kaip ta dabar... Tipo, nesąmonės iškus. Tas, blėt, kaip jis, tas ledyno čartas, tipo, lietuviškam subreddit, tipo, kur buvo. Taip. Matęs tu Žilu, ar ne? Blėt, reikės po to iškirpt krošį ir įmest. Nežiūrėjau, Aš jau aš nedaug- redditų vapšiai. Ai, tu net nežiūri Redditą, ne? Neturi? Turiu appsą, ten kažką, kai būna Google, žinai, kažką pagooglinu išmeta kartais redditą, tai reikia appsą. Bet šiaip tai nieko aš ten nežiūriu. Redditas taip, nu, jis padarytas taip, kad, tarkim, specialiai sunku yra, tarkim, užeiti į jį, jeigu neturi appsą, dar ten kažką. Jo, tipo va, padaryti. tas man irgi erzina, kad ten blema, aš gal, nes man tingis, aš neregistruotis, siuntinėtis tus appsus, iškėlė erzina. Jo. Bet turiu, bet kažkaip ten aš nieko tokio. Ai, ten... Karočią, šiaip Visų čia tų platformų dabar visokių šūdo. Jo. Tik nori. Tricai, huicai ten dabar. Trets, tai ten kurva, ten Ai, tai tiesiog kas Lietuviai. atėjo, tas ir liko, tai ten šūdus jie kalba. blėt. Nieko labai. Ten aš kiek, nu, ten apie nieką. Aš irgi vapšė, nieko ten. įdomaus visiškai. Ten tarkim Twitteris, Mėta, visi bet- sako, oi čia, blėt, Trezai bus naujas Twitteris. Nechuja. Grinai, tiesiog. Trezuose rašo šūdus arba kelia Instagramo postus Tai ir ką po to dar šerina Man Instagram'e. pervedė VMI 8 eurus. Zojabys, varau kebabą. nu, wow. Nu, Kitas irgi. kai Twitterį naujienas gali sekti viską, čia, blėt, Nu, tai taip, kažkoks tai ten, šūdas. žinai, Aišku, gal algoritmas irgi ten, žinai. Nu, taip. Gal gali pasirčinti, ten surasti, kas naujienas kelia ir panašiai, Nu, bet bet ten nieko. tie, kas kelia į Twitterį, na, kokiam dar Ne, ten kelti grynai rytą, pada- kaip, nu, Aš tai irgi Padarytas nežinau, bairį, kažkoks bairiukam kažkokiam lengviem. Nu, va, jo. Nu jo, nu, matai, Twitteris irgi išsidevelopino per kažkiek laiko, žinai, Nu, kol tapo tokiu. Gal, bet jau pačioj pradžioj susigadino, žinai, man tai, nu, tipo, jau nebereikalingas appsas, iš tiesų gali įsistruoji, pasižiūri ir ištrini. Tai nežinau, galbūt po kažkiek laiko jisai atsirado, nu, tipo, patobulės, jau žmonės ten kažką kitą pradės kelti. Aš tai įsivaizduoju, šiaip, tarsi, tų platformų tiek yra daug, kad jau per daug. Ne, tai taip, nu, čia, žinai, iš tos serijos tik tai, kad va, Instagramo kūrinys, tai jiems, žinai, paprašiau tą visą Nu, jo, savo, integruoti, visus tipo. vartotojus ten permest. Jo, tai tada Nes gali taip, tai šėrinti nuo nulių. tus trezus Nu. pas save, tipo, išmeta dar Instagram'e tarp Jo, ten jau postų. labai jau iš karto sąsajos geros, nes šiaip apskritai tai, tipo, dabar sukurtų savo trezas, nu, tipo. Na, taip. Mačiau, kad ten kažkokie ten vyksta reikalai, ten balius daro, hebra, ten kažkokius grinai iš trezų, Okay. susirinkimusių. Nu, karočią. Influence party. Nu, jo, toks iš tos serijos. Nežinau. Ai, kažkaip. Nu, okei, vyksta reikalai, tai vyksta. Ne, čia šitam netgi reikėtų čiū, kad per kompą, nu, per teleką Ką pajungti, tu jeigu nori pasižiūrėt. Ai, tą būtent Aha. Iceberg chat. Jo, jo. Kas ten gero įdomus ir pasakojimas minus, apie ką kalba. Čia, nu, tipo, ale konspiracijos teorijos irgi. Bet čia tarsi savi šaudė į savus. Čia pačiam viršuje, ne, va, tipo, toks icebergo čartas, žinai, ir kuo giliau to ten vapšė nesąmonės. Savi šaudė į savus, rusai puola, Leo LT afera, su Paksu susidorojo, CŽV kalėjimas kankinimai. Nes Paksas geriausias. Lepoch, kad Paksas ten turpysis kažkur čia. Jo. Mėtė, leva. Tada žemiau turim rekvizitai LT lygs Vičiūnai Wagner Group, kad Vičiūnai su Wagneriu.
Bačiulis ir Paksienė sunaikinti Palemono vidurinės metraščiai. Kas čia, blėt, papšė? Jie kažkur vienai mokyklai taip pamokėsi, bibi žino. Žalgirio stadiono griovimo dokumentai. Kad tipo nelegaliai Haineris nugriovė, ką jie čia bando pritenti? Ką ten skaityti, aš nežinau, paskaitai, o... BBŽ. OneLT STT projektas buvo. Šitas geras. Geras, Nu, specialiai tyrimų tarnyba. Bet ir realiai gali plėtoti iki apsišykimo. Jo, čia tu gali galvot, kaip nori. Burkščiai, iš tiesų iš bet ko gali spausti, nu žinai, kaip sakė, iš šūdo vašką. Jo. Laisvės partija ir fentanyrio kontrabanda. Realu. Ne, tai jo. Ar manai, tai matai? Akis tik po to, kad Maštas kartais panašus į tokį, kuris pavartoja. Nu, tu matėjai dviratį, tai jis turėjo kitą, turbūt pardavė. Jis prabangų hobį, turi prabangų hobį, taip sakant. Jam reikia biškai, žinai, resursų savo. Nepigi, jeigu nori normaliai. Nu jo, atsipalaiduot. Taip, kas čia dar. Senukai depo slaptas karas. Huiznait. Aš net neįsivaizduoju, apie ką čia galėtų. Nežinau, aš irgi. Depo slaptas karas. Gerai, žiūrėsiu biški. Kas biški bent logikos duoda. Swedbank atvirkštiniai mokesčiai. Kas čia gali būti, blė? Ne, čia jau kažkas. Irgi per daug pažengusiam reikia, nu, tarsi pažengusiam čia jau reikia būti. Lietuvių kalbos pamokos angliškai. Čia net galvas. Įsivaizduoju gramatika. Lietuvių kalbos gramatika angliškai mokaisi. Stipru būtų jau. Nu jo. Taip, ką iš dar... Tai surasim kažką, kas duoda logikos bent kažkiek. 6,0 milijonas nugalėtojas savižudybė. Mes nežiūrėjome, jūs matėte bent šitą laidą? Aš kada nors. 6,0 milijonų. Jo. Aš ištraukas nebent, žinai, ten kažkokias YouTube, kur būdavo įkelta, iš ten failai dar. Jo. Nu, nebent tokius. Bet tas senas tokias, ne? Jo, būtent. Tai man rodos, pas Žygimanto Augusto Šuleikį mokiausi, tipo mūsų direktorius nuvarė 6,0 milijonus, net Vatsoką nelaimėjo, tipo. Direktorius. Pirmą klausimą paklausė jau. Tarsi tu buvo, taip, apgailėti, jis atvarė, taip, iš karto prapisa ir išvarė. Atsistoja ir išeina. Labą dieną. Wow, ten feilas. Ką čia atėjo daryti? Laimėt? Laimėt, nu. Su 2 2+2 kiek? O, dreba, bet jau. Kiek pagalbų turiu aš? Taip, kročia. Vilkiškių pienė ir net pažinti skenduoliai. Pienė jau. Ne, tai pienė paskendo žmonės turbūt. Nu, realiai ir bačko ir liko. Nu, ir niekas, ir po to, ir dingo žmogus, žinau. Nu, kur dingo? Pienė. Ne, tai ką iš čia? Ką čia ieškosim? Išvyrėm. Varškę padarėm. Skanus protinas. Skanus. Varškėtis. Tunelis Vilnius Trakai. Ne, aš žinau šitą. Jo, čia tipos yra iš Trakų pilies. Sakoma, kad tipo, buvo kažkada tai senais laikais, nu, tipo, nežinau, kas ant tą pilį statė, žinai, kad tipo, yra tuneliai, kurie tipo, būtent nuo Trakų pačios tos pilies iki kranto ir vienas tunelis tipo, iki pat Vilniaus net yra. Tipo. Tai šitą aš žinau, tipo, jo. Šitą pats parašė. Ne, tai, bet čia... Nu, kaip ir logiška, kad galėtų būti, tarsi iki kranto, ne, tarsi ne iki Vilniaus, bet tarsi iki kranto, jo, okei, žinai. Tai yra tunelis. Jo, bet tarsi, kad iki pat Vilniaus, nes, tipo, yra tipo, šitų tunelių kažkokių, tai bent jau... Ne, tai tikrai yra, nes sala, tai turi būti tuneliai. Ir tai, ja, ir, tipo, vienas sako, kad kažkoks buvo vienas žiauriai tylis iki Vilniaus, bet čia, tarsi, aš neįsivaizduoju, kiek reikėtų laiko. Ne, 30 km. Tai, tarkim, nu, jo. Ne, nelabai, man. Čia kaip pas Escobar, kur, tipo, 3 km tunelis į mišką, tipo, jis atsistoja, čia, rūkydamas, eina dar lainą padaro, tipo, la. Taip, kas čia yra dar? Čia jau dar giliau einant, bet čia jau iš vis. Tai jau ten... Takešių pilis skerdinės. Okei. Ko čia Lietuva ir Takešių pilis? Nes atrodydavo. Ne, nu jo, ir buvo tas japonas lietuviškai komentuojantis. Nu, lietuviškai, bet, tipo, aš nesuprantu,
Prie ko čia tada Lietuva, tarsi, kad ten Tai Japonijai... nieko, tai kad rodė... Ai, tiesiog, kad Lietuvoje rodė. rodė kontentą, bet realiai ten... Jeigu žmogus pralaimėjo, nužudo gal. Nu jo, greičiausiai. Jis įkrenta ten į vandenį. Taip, o ten krokodilai. Ble, šitas jau tikrai čia. Jau galima į... Šitas... Ble, bet šiaip, aš dar dabar pasižiūrėjau tą Kešių pilis, nes pamačiau, kad yra su skeitais, tipo, kaip ta Kešių pilis. Okay. Nu, bet ten, tipo, paprasčiau, ten negaudo, ten kažkaip dalbujovus, tipo, turi įvykdyti, žinai, treką visą. Tai pasižiūrėjau tą, atsimenat, kur turėdavo bėgti per vandenį ir tie akmenys tokie būdavo. Kai kurie krenta, kai kurie ne. Blet, ir tenais bėga ir karočią prašoka vieną ir į kitą su pilvu ir jisai kietas. Tipo, aš nežinau, ant kiek jis kietas, gal jis ten, tipo, iš minkštos medžiagos, bet ten kai taip jobinai ten prizdavė, šonkulį gali tikrai O lūžti. dėl ko jie ten varžosi? Tiesiog Dėl 2 sušių. Realiai. 2 sušių rinkiniai iš Sushi Express. Už wasabi. Dėl garbės. Bet ten, ne, tai ten žiaurių traumų tikrai turėjo būti, nes, Taip. nežinau, Wipeoutas irgi ten matęs, kad buvo kažkokia boba ten čiūti stuburą, nes laužė kažkaip, tipo, prastai kryto ir, tipo, išsivė. Nu, tai taip, ten ant tų kamoliukai šoka, Jo. tipo, ir tada kažkaip hujovai ir į kitą, arba į vandenį, kai eina. Bet tas smagiai visai atrodo. Smagiai. Norėčiau prabėgti. Lietuvoje, Aš irgi jeigu būtų norėčiau. galima, būtų Aš sudalyvauti. irgi norėčiau tokį. Lemba, Anglijai, kai buvo Wipeoutas, tipo, A, bet norėjau aplikuoti, bet, tipo, ten apšė toli, ten, su aplikavę buvo 10 000 žmonių gal. okay. Kai paima ten gal 200 dalyvių. Nu, jo. Tai kročia, suaplikavau ir pamiršau. Važiuoju į Lietuvą. Nu. Jo, gal Wipeoutas sudalyvaučiau. Kokios dar tos geros laidos, kur, geras, nežinau, visas jis tokias, tebūnie, taip sakant. American Ninja. Jo. Bet tenais jau, ten jau hardcore'as. Tai reikia pasiruošti. Kai Wipeoutas yra toks tipo vaikų žaidimai, Nu, iš esmės, jo. tai American Ninja, Šitas, kur ten... kur jau rimtas, kur ten turi Jo, su tuo ten jau turniku šiek tiek ir po to reikalų per tą paskutinis tas, kur tipo turi užsikabinti. Bet tenais irgi frikai ateina, karočią, kiti 5 minutės ir nespėja, kiti per 2-5 sekundės, tipo. Jis jau ten 25 kartą dalyvauja, jis ten viską atmintinai jau žino. Jo. Ne, bet ten kiekvienam etapė vis skirtingai. Nu jo, bet... Ne, to nemanau kažkaip. Bet ten, kažką ten jau sunku, ten, ble, turėtum, tipo, builderingą eiti, žinai, kažkur laipiot sienom, kad tikrai stiprus gripas būtų ir panašiai, nes, ne, man dabar žiūrėjau, čia Liena buvo atsiuntus, tipo, iš Instagram'e, tipo, įkeltą, kaip vaikam namie padaro, žinai. Okay. Blet, per lubas varo vaikai, vapšė, ten, tipo, visą chatą lubos išhuerintos kabliukais, Taip. visur padaryta, tipo, kokią nors rankenėlę, dar kažką, žinai. Kabo ir vaikas ten varo pys per tokius, tada turi šokti ant kažkokio užsikabinti ir nuo jos vinginti ant kažkur, žinai, šokti užsikabinti, tada palipti virvę, varyti tolin, tipo, hardcore'as, tikrai rimta. Ir, tipo, vaikam irgi padaro tokį kaip challenge ir, tipo, aišku, zaibys, kai tėvai turi tiek vietos ir gali investuoti vaiką, žinai, ir jo laiko, pinigų apskritai. Nu, ir pinigų, ir vietos, nes ten, žinai, kai svetainė 2 kvadratų, ten, ble, daryk tu nedarė, žinai. Padarai turniką ir viskas, ir kabėk. Nu, Nori valgyti? Nu, pakabėk. 100 ne, nu, pas mane, tipo, kiemė yra vaikų aikštelė tokia, va, hunė, tipo, irgi, kad ten per tos žiedus reikia pereiti, bet yra kur sunkus, nu, tipo, reikia pereiti per tokius, jie biški platėjantis, tokie plasmasiniai šūdai, bet jie, nu, tipo, apačioje va tokio platumo, viršui tokio platumo. Ir aš nežinau, kaip tenais reikėtų ant jų išsilaikyti net normaliai. Tai atvarė 5 ir pagaino, tai. Nu. Man tas... Ne, bet net ten vaikiškai aikštelė dar. Nu, jo. Tai irgi gal ten vaikų delnam pritaikyta, ne mūsų. Varalas ten ateina varytais pasportuoti. Smėlė Geras, dėžiai bijo, tam. Mušinyti. O kokį smėlį pastatysiu. Pala, kas dar... Blet, Wipeouto, o kodėl neorganizuoja Lietuvai, pavyzdžiui, Wipeouto? Buvo tik tai, atsimenu, tas skylės sienai, buvo suorganizavę ten gal vieną sezoną, bet ten hujaviausia laida pasaulyje, mažiausiai įdomumo.
turi tokią formą, Niekas blet, nepadaro, atsistot. žinai, dabar Jo, visi visi. net krenta ir viskas laužai. Nei vienas Ne, ten nepadaro. labai šit buvo laida tikrai. Nu, apie nieką. Ne. Tiesiog, Aišku, vaipauti gal reikia, tipo, daug ploto, reikia investicijų Nu jo, daugiau, bet bet yra tai, šitie blet, jie parkai. investuoja į visokias laidas. Aš Tai, manau, Yra ant vandens guminiai šitie parkai, man rodos, tai galėtų. nu, tai yra tokie va parkai. Nu, kažkur ten yra pašokinėti, tai va, tai realiai galėtų. Nu, bet tenais, nu, tipo, galima trasą daryti. Galima, blet, patiem va nuvaryti ir filmuoti, karočią. Šeši kamoliai Jo. šokinėjai, pirmyn atgal. Ne, daryti čia, ne, tenais yra, tipo, tos, kur būna, žinai, vandens batutai. Nu, Ten tų tipo. Tai tenais yra, kad ten tarp šitų, blėt, turi kriaušių prabėgti, tada peršokti per du tos kamuolius, žinai, tada per ten kokią nors raizgalinę perėti, žinai, neįkritęs. Nu ir tipo laikų tokį Jo. įpis galima irgi būtų. Tai žinai, gal ir bairis būtų pasimanyti, bet ten, ką žinau, padarytum 2 kartus ir užpystų tiesiog. Nes... Nu tai jo, tai tiesiog čia dėl... Nu jo, bet jeigu laidą kurti, tai irgi ten... Ne, tai ne... Ne, bet tipo, apskritai, once. Tada galima po to į kokį Uno parkas, blėt. Uno parkas tai gal visai, aš nebuvau. Bet ten sunkus, bet ten šūnai sunkus. nebuvo. Tai Žilvas dirbo, kai... Nu, kai va ir Belmonto parkas. Jo, taip. Va ten- Aš tai tik nuo ziplaino nusileidęs. Ar ne? Kur? Šitam, Belmonte. Belmonte? Jo. Tik ziplainu, visą? Taip, Gali būti. Tai jie Aš visas trasas variau ir A, aš nu. tik tai juodos neperėjau. Ne, aš Bet jau tai dar ne. reikalų biškai yra ten. Na, aš man atrodo, kad praėjau, kokia ten buvo, mėlyna, ne, raudona ir... Yra ten Aš jau buvau pavargęs, blėt. Tipo, į juodą eiti jau... Nu, ten jau sunku, ten jau daug ant Jo, rankų. ten patys daug tiek. reikia su rankom dirbti. Blėt, čia reikėtų nuvaryti. Reikėtų va taip, karočią, paimti 5 bomžus, duot, karočią, Duot 4 salaus. Ble, be jokių diržų, be nieko eikit. Tiesiog. Naktį čia daryti? filmuoji, kad nemokamai būtų. Su termovizorium filmuoji. Opa, Antanėlio nebėra. Eik, tu na, iš karto iš nukrito 2. Tragedija, ble. Dar 3 liko. Atsiprašau, kas padorius, ateikit. Ir jūs į žaidimą ateikit. A ką laimėsiu? Lašinę, Kuprinė, atidarai 6 psos salaus. bėgai. Ant tų žiedų šoka, ble. Juodą trasą Jau pravaro, kalba. tipo, Europos čempionas būtų. Ne, tai yra... Ne, Galima man čia prizą jau duoti. Nu, visai įdomesnis kontentas turėtų būti su bomžais. Nu, kaip realizuoti jų laiką. Ir, aišku, jie ten nieko nenorėtų gal daryti per daug. alaus. Tai norėtų. su botagu stovėt. Jo, realiai. Atgal kelio nebėra, žinai. Neišeis mes. Pasirašyk. Taip ar taip. Skaityti nemoka vis tiek. Nustumsim, blėt, eik. Eik, viskas gerai. Eik. O kodėl ten lavonoje pačioj? Eik, ne, galvos. Ten miegai. Draugelė. Jie pavargo, tai Gėrė, oi, naktis. kaip skanaus salaus čia prigėrė. Jie jau laimėjo, gal ir išgėrė savo. Patenkit. Nu gerai. Kalbėjot. Bet rimtai. Visas laidas darai su bomžais. Laida pagal bomžą. Jo. Gyvenimas pagal bomžą. Žinai, kalbėti visus bomžus. Darai too hot to handle su bomžais vien, tipo. Kitas laidas. Jo, Bomžai. Kiti bomžai, ble. Meilės trikampis, 3 bomžai. Akvariumą padarai. Ir 3 vyrai sėdi ir vis tiek vienas į kitą tai važiuoja. Jo, 3 bomžai geria tik. Visą savaitę filmuoju, kai eik. Jo, ką pasiliksi gert kitą? Nu, man patiko ir su juo nugert, bet vis tiek ant to kaipgi. Labai kaklelį apčiulpė. Iš soskės, kai geria, apčiulpė, ble. Pas Antochą, karočią, parlamentas buvo. Jis gal, nežinau, išmoką gavo, gal baba gavo pagaliau pensiją vėl. Galiau ne kontrabandinės cigaretės. Bet parlamentas irgi baltarusiškas. Tai Amerikai buvo bičias, kuris sukūrė laidą bomžų, nu tiesiog, jiems moka šaipas bomžams ir jie pyzdinasi, tipo. Ir, karočią, nu vis tiek, ten išlindo į viešumą tasai ir tą bičią pakvietė Dr. Phil į laidą pasiaiškinti, dėl ko tu čia, tipo, žinai, nu čia, tipo, moralu yra, kaip čia naudoti žmonėm, kurie nenusišypsojo laimę, žinai. Jisai atvarė, kaip Dr. Phil apsirengęs. Ir nusiskutęs galvą. Ai, mačiau. Ir snap išėjo, tipo, Dr. Phil. Aš mačiau tik tai, kad jis taip atėjo į laidą. Taip. Čia toks Max, tiesiog.
ką žinau, atvarai. Ir man atrodo, ir net nebuvo tos laidos. Jo, neišėjo. Tai, jo. Bet visiems gerai, ką žinau, bomžai pavalgė. Bomžai pavalgė, pasimušė. Pasimušė, pasportavę, normaliai, ką žinau. Negirdėjęs. Jungle King tiesiog padarė. Nu, jo. Ką? Variantas. Pasirašė, viskas. Jungle Kingas kažkaip iškiau užtylęs dabar. Nieko naujo turbūt nesurandama. Nes tarp tų pačių, žinai, ten mūštis. Tai reputacija, žinai, Dirksys irgi dabar kovoja, ten ruošiasi kovoti Utuma. Tai blemba, dabar nukėlė. Norėjo, nukėlė. Rugsėjo mėnesį, ten apšė. Žinai, vis tiek. Matosi, kas liūtas, kas kačiukas, karočiui. Maibachas išvažiavo į Olandiją, nebėra, žinai. Ne, tai grįžo, parsivežė. Ai. Parsivežė, ne, tas Zimantas varė, tipo, komikas į Olandiją, jį pasimti iš Druhatos. Tipo, pabuvo dar ten porą dienų šitoj, Amsterdame pabuvo. Ir po to kelionį, tai sakė, prisidėsim. Dar turi išeiti visas tas tipo jo vlogas, bet jis buvo po šituos, kokie ten, savaitės ripas. Ir pasakojo, sako, blet, aš vis dar nesuprantu. Nu, sako, aš galvau, kad su juo galima bus susibazarinti, tipo, ir jisai iš personažų išeis. Taip. Bet sako, man atrodo, blet, ten ne personažas jau. Okay. Ir sakė, jie klausė, ar tikrai jie pykstas tiek daug su ta Giedre? Sako, taip. Sako, per kelionės dieną, tipo, nuo Lenkijos, kol iki Lietuvos atminėm, 3 kartus susipykė ir susitaikė. Tai čia aš tai išprotėčiau, čia visiškai. Taip, ten tikrai išprotėjimas. Plius jinai ten, wow, moteris. Ne, tai Maibachas tiek jau laikosi tą šūdą malą, čia jau realiai jis jau senas reikalas. Jis jau susitapatino savo. Jo, jis galbūt bairį darė. Mažiau negu 10. Pats tapo bairiu. Nu jo, ir jau jisai tipo nebegali kitaip gyventi. Jau pasitas yra tas toks. Nu ką, jis įsikėlė aš Maibachą? Į TikToką buvo įsikėlęs, tipo, palauk, tu įsirasiu. Ne, aš galvoju, nu, tipo, kuris įpiso tiesiog postą, kas juda Kaune, ieško Makelos. Ai, nu. Tokį. Ai, va, kas Kaune juda, PM domina Makelą. Tai tiesiog, va, tekstas, va, toks. Šaunuolis. Grįžo. Susitakėm su Giedre. Grįžo pilietis. Ta pati vakarą čia. Išsiskyrėm su Giedre. Dieną po. Taip. Net Delfis rašė, bet straipsnis apie tą Maibachą, apie šitą durnę rašė. Tai Lanka. Taip. Čia nesakau, jie kažkoks idiotizmas, blėt. Kas šiandien arba ryt gali Kaune apkirpti už reklamą. PM, sorry, kad praeitą kartą neatrašiau. Bet tai įsivaizduok, tavo gyvenimas toks, kad tu ant tokių bairių gyveni, tau reikia... Vėlysi su Giedre, viskas susitaikė. Ne, nu čia grinai, gyvenimas bairis. Nu, nežinau, čia jo dar blogiau negu bairis, čia... Taip, košmaras. Parodija. Stogas tikrai nuvažiuot. Tai jam nuvažiavęs tikrai. Jo, čia man. Iš tiesų, tai jo. Nebent jam reikėtų uždaryti kažkur normaliai durhatą ir tipo... Nu ir tai, manau, net pompuotų. Iščiūkit, baigti daryti, blė. Aš manau, tiesiog jau, blė, ir po 20 metų, žinai, blė, prie Maksimos, kur Maibachas, tai toliau. Gali būt. Nes netikiu, čia 100 metų jisai jau taip. Bet man, tarkim, tas Maibachas, nu, tipo, visi žinoma, ne? Bet dabar, va, ta, kur vakar siunčiau, blė, dūrą. Nepamenu. Nežiūrėjau. Tikrai ir tau siunčiau, man atrodo. Kur, blė, susirado šią metų dėdą, blė. Ai, ta turi, tipo, ką? Jau irgi. Nematyti? Kakaduje ten rodė. Jo, kuri... Taip. Taip, kakadų buvo, blė. Padėl 7. Taip. Nesuprasi, kiek ten pustingi, kas ten, blė. Tiesiog gėlį kažkaip parovė, blė. Bičias, na. Tai dėdas babkių turi. Dėdas laikų, blė, kontrabandą pravežė. Ne, tai jis ten vokietis ar kažkas. Ne, tai jo, tai žinau, kad jie nesuka varkių. Nu, tai jo, bet, taip, susirado seną dėdą, blė, jei kokių ten 2 keli metai, taip, 2-4 kokių. Jai?
Taip, Durnas, Nuhuja? 4 metai, Ne, kad taip žmonės atrodo. Nu, bet jinai link soro. prisihujernusi snukį, visą Ne, šūdą. tikrai, ne, 2-4. Blet, nu, Tu kaip tu... ne, man jinai neatrodo 2-4, bet man, aš spėju, kad tai 2-4. Kem 5 minimum čia bus. Taip, jau pydė. Nebejok. Taigi jinai biškai tik jau pasileidus, bet tu pažiūrėk jos to veidą. Nebejokau. Negali būti, kad jai, blet, jai nedaugiau 30. Kaip tu turnas, blet. Tikrai nedaugiau 30, blet. Virš kem. Tu nahui, nebejokink, neįmanoma. Pažiūrėk jos, blet, tai ką jinai su tokiu seniu, blet. Jūs seniai tai kokį šiam 7 metai, blet. Šiam metai. Šiam? Nu, Kristina mikro... Ne, nu Blet, nesiguerna. Ne, nahui. Tikrai ne, ar jisai tiek pripusai į sorakas, ar jisai. Jo, tiesiog iš brinkus, blėt. Blet, aš manau, kad jai... Blet, aš manau, kad jai trasokas, bet nu, tiesiog, na, išsipisinėjai iš savęs jau. Ne, nu, sportuoja, tai dar, žinai, išlaikius gerai. Nu, ir ką, nu, šis žvaigždė, pas mus čia greitai žmonės. Čia daug žvaigždžių pas mus. Valia, dabar jinai ten žinoma kaip, karočią, kažkokia tai jo. Nežinau, turtinga moteris, Na, aš blamba, turtinga rūbus moteris. ir gerus rengėsi. Fleksina ten pastovi. Patkas mane Čia aš kai mėtės Gucci, mano Gucci štuką eurų, čia dar kažką. Nežinau. Bet čia, tipo, aš tai nelabai suprantu, man ta tokia, nu gal čia... Mano labotenai, kad 1000 eurų. Taip, čia, o, kaip visi tie, hihi, haha, o kokia tu faina, kokia tu linksma, kokia tu smagi, kokia tu šmaikšti, blėt, eik tu na, Jo kučiai, nu. šmaikštuolė, Šmaikštuolė, blėt. nu. Vizdės, blėt. Oi, kokia tu šmaišti, perės čyrika. Jo. O tokį. Nu, tipo, arba kur tas Janušas yra, blėt, irgi. Tiesiog žmonės stoja, tipo, jisai dvacokus dalina, jeigu jį kažkas sustabdo. Tiesiog gatvės susistabdai, dvacoką duoda. Nu gerai, gal ir sorakas, nežinau, blet. Kodėl taip reikia? Kiek visur stebuklai, dabar žinai, Ne, tai matai, pa šitą Janušą virš milijoną Ne, followerių. tai taip, tai patys tikriausiai followeriai. Taip. Tai aš sakau, į Aziją mėgsta, Indiją, kokią Pakistane. Tai tipo, Visi, jo. Liet žmogus, aš nelabai suprantu, koks jo tikslas, ką jis siekia iš to savo face, nu, tipo, keldamas tas Instagramo, ką jis ten nori su juo padaryti. Gal, žinai, jis žinomas nori būti. Nu, bet gal verslui padeda jam kažką ten, aš supratau, su statybomis ten kažką užsima. Nu, Kas? Janušas. Kažką ten jis užsiema, bet ten, blet, Ai, nesuprasi, ten jis važinėja. ten, nu, blet, kažkas kažkokia huinė pas. Kažkoks nesnas bičias, senis. kad neaiškus, tai tikrai. Nes, Nu. bet aš nežinau, va taip lysti viešumą va, per va tokius fintus, tai aš... Nu, tipo. Visi mane žino, kad aš sako, aš daug pinigų, aš pinigas žmogus. Ir taip pat... Kai tai nesuprasi, ten, žinai, tas jų pinigas, blema, nu, Tada jai būtų. Tiesiog važinėja mašinų, jis laik babkės rodo ir, tipo, Na. kaip šitas verslas nuo nulio. Irgi jis laik važinėdavo, blė, babkės rodo, blė, tipo. Aršauskas irgi. Nu, iš tos serijos, tipo, ir ten nifiga nesuprasi, kas ten tokie. Nu ką, Aršauskas, kai iš psichučiai gal kokio, nes Tai turbūt kažkas Ai, tokio. nežinau, tai turbūt Žinau. tėvai. Ką blemba, ten biškį su juo grįžti davė bepridarysim? Ir sėdi namuose. Ten pasiblemba. Nu ir reikėtų. Tailande pabuvo, gero kontentų davė, viskas zaibis. Ten jis sako, išvažiavau, aš viskas pasikeisiu, jeigu žmogus 3 dienas geriau, stop. Viskas, Babkės nuo mėto šiandien pro langą. nebegeriu, Jo. nuo šiandien nebegeriu. Po 4 valandų. Story, karočią, gatavas. Verkė, blemba. Ant lovo šokinėja. Ten žmogus, tipo, jisai jam dar reikia pajudėti. Paskolinkit kažkas 20 eurų man. Kas nors pirkit mano MacBook. Nu, wow. Įmeskit man dvacoką parvešiu laikrodį. Nu, Richard geriausias padėlkas. Iš toli matosi, kad ten šūdas. Taigi, sako, aš grįšiu iš ten, iš Tailando, pirksiu Bugatį Široną. Nu. Viskas, tipo, grįšiu su Nu. Šironu. Tai? Wow. Sako, Man čia Dievas sakė, čia šitie laikrodžiai, gerai. Ne, ten. Ne, geriausia viršylas su, blė, šviečiančių laikrodžių. Tai pribloškė. Čia adaptas rimtas. Kad tokį kelt laikrodį, blė. Tarsi kas? Tarsi. Koks normalus Bet dabar žmogus žinai, eitų, blė. 10-metis pamatot. Nahui. Ne, nu, bet aš šiaip nesuprantu jo logikos. Jis, prasme, tikrai uždirba tų šaibų ir dar, tipo, blė, tokius laikrodžius Hustle. stumda per Instagramą. Hustle. Realiai. Ir tai po 15 eurų, blė. Da, tai, kad tu, blė, nu, tai
Nu, tai jau susiras tiekėją normalius laikrodžius, nu, pirk kažkokius brandinius, žinai, nu, tai va, kažkokį nupirka šviečiantį. Nu, visiškai. Klubelį, hujelį. Ble, per 100 metų mane šautų, tai nusipirk šviečiantį laikrodį, ble. Kodėl? Zaibis. Ir jau atėjo, jo, šviečiantis laikrodis. Išspirti. Pažiūrėt, ar tikrai rašinėjom. Už pakarpos paimtų, na, pizdik su tas šviečiančių laikrodžių. Ligonit, ble, tam visi huškeriai. Idiotas, tu, ble. Ne, nu, bet jis savo temą gyvena ir tiek, žinai, jisai, blema. Nu, bet aš negaliu, kai ble, kažkada aš įsijungiau ten Instagram ir, ble, nu, tiesiog, nu, žmogus save myli. Aš Taip, labai myli. Jis save myli. Tai dabar, blema, pasisekė, šiaip jis, ble, kiek jis ten stengiasi, jis ten 20 pusę gyvenimo savo ten YouTube kūrė, ten, ble, sportuoja, šoka, dabar tik tai, va, užkūrė pirti, žinai, su šitais Jungle Kingais, man rodos. Na, va, tik tai. Bet jie visą laiką visi nemėgo. Tai Jo, visus laikus. Visą laiką jis, blėt, nemėgstamas yra. nu, jis tokia, nu, toks, nu, išveido, matos, kad ne... Kurva, visi mėgstama į Bachą, bet nieks nemėgsta Viršilas. Nesuprantamai, Bachas toksai, žinai, tas bičias, kur tu rajone pažinoji, žinai. Nu, toks, jo, tipo, jo, kažkoks, jo. nu, toks, žinai. Bet ir tas Maibachas, nu, irgi savas debilas, žinai, Nu, tiesiog, taip. vieniems tiesiog kaip prikolas, nu. Nu jo. Žinai, prikolas. O Nes Viršilą ten, kur jis įžydžia, jo, pyksta dėl visko. Maibachas, tai jisai toks, nu, jisai Bocha apstumus, dar kažką. Savo stilių. Jo, Jo, jis atgal duoda. Irgi maišo su šūdais, taip ir zybys. jo, jis kažkaip neapsikrauna tai vietoj, bet jo, Viršilą tai iš karto, o, kaip Bobas, žinai. Toks, Jo. Nu, ne, kaip, nu, tiesiog. Tai, ne, tėvūnė. Mačiau, jisai kažkur ten pats Mackevičius, man rodos, buvo tas. Tai nepatogius klausimus dabar, reikės pasiklausyti, ką jis Buvo, kalba. kažkokį treilį išmetė, jis ten laikrodžius savo tos rodė šviečiai. Per trailerį. Oi, tu, na, kai. Blet, jeigu intervą ateis su to laikrodžiu. Jis pats jas nešioja, jam dadybą prikolą. Eik tu, na, Nu, bet, blėt, kažkaip aš... Dar ateis su batais, kur tipo Yes. kulna šviečia. Ratukas, Mackevičius, nu, davai šoflink. Samara. Wow. Jo, atneš turniką pastatysim, blet. Jo. Įpys ten triukų, karočią. Šviečiantis laikrodis, nu, ką aš žinau. Čia irgi, blet, konspiracijos teoriją galima sukurti kokią nors su tolo šviečiančio laikrodžiu, blet. Tas... Na, jam reikalingas. Viršilą yra kinietis. Gerai, grįžtam biškai prie šito, vat, prie Lietkalnio. Čia daug temų labai yra. CTB dingstantis klientai, pavyzdžiui. O, Dingstantis klientai? Mhm. Čia, kad duomenų bazė nulikinai? na, aš manau, kad... Ne, kad kai dingsta, važiuoja ir nuhakina mašiną. Važiuoja. Patysyti Į sandėlį? Trekina, jeigu tu ten kažkur neten nuvažiuoji į mišką, tave supakuoja, susirenka ir išveža. Taip, Parduodant organų. aš manau, logiška. Mato, jeigu važiavai, pasiėmė į Porsche ir išvažiavai į mišką, Jo. seksą daryti. Blesi tibė. Jeigu darai seksą, Nu, jo, ateina... paleidžia zarina dujas, Jo, atvažiuoja, susirenka. Jo, per šitą, per grotelės. Taip, užmygdam. Ne, čia šiaip realus šitas. Na, aš manau, kad... Aš įdėžiu netgi aukščiau, ne taip Suprantat, giliai. žmonės vat parašė čia kažkas, tai vadinasi, žino kažkokią informaciją, kurios mes Kažkam nežinom. jau teko susidurti. Aleksoto žydų kapinės po žydų kapinėmis. Mhm. Kapinės po kapinėmis. Yra, Čia jau čia bandė paslėpti žydų kapinės. Dviem aukštai, jo, slėpė Štabeliavo. žydų kapinės, žydų kapinėm paslėpė. Kad neįtartų. Kad neįtartų, kad ten yra kapinės žydų. Logiška. Pogrindinis čigonų taboras. Gerai, čia jau įdomiau. Čia, tai vadinasi, Pasimk, tačiau biškai. okay, čia tipo galima sakyti kaip deep status čigonų. Žinai? Visi tipo ten susitarė, visi viską žino, susitikimus daro. Ir jie iš tiesų valdo Lietuvą. Čigonai. Čigonai? Su Sorošu. Jau. Čigonai ir žydai. Kad jie valdo, tai čia faktas, aišku. Bet čia irgi gali būti konspiracijos teorija, kad žydai yra sukūrę visą neigiamą aurą aplink čigonus. Na, jie tipo... O realiai gaunasi, kad jo, jie tipo juos smerkia, bet tada žmonės palaiko čigonus, remia jų verslą. Ir visi pinigai grįžta į pažydus. Aš paprašiau pasakysiu. Žiūrėkit, auksas yra vertingas dalykas ir jis valdo pasaulį, o čigonai valdo auksą. Jo, jie, žinai, kaip būna tas waterbender, Pavyzdžiui, shout out. airbender, goldbender. Barškinas savo. Plės radžių reikėtų pagerti, kada būtų bairį.
Bled, man rodos, nelabai. Nors gal reikia. Jisai, bled, jisai, man rodos, savo... Jisai, man atrodo, piktas tik viduje. Jo, jis kitoj temai, jisai, tipo, su jumis... Tipo, O jis norėtų daryti seksą su jumis? Radžis? A. Blet, nemanau. Kodėl? O su tavimi, kad tu čia Tai fantazija, gal- bet ten rimta, tokį pasvarstymą įpysiu. Kaip manot, ar saldus, bled, Radžio bibis? Gal šokoladinio skonio? Jo, realiai. Jis pats šokoladinis. Kokį šokoladinį dirdiuką? Kaip manot, ar didelė Radžio šikna? Dies. Auksinė sperma bėga. Išlieja auksą. Baisu. Tiesiai į formą, blėt, kryžiuko. Radžis, bled. Jisai paima- Babutės taip ir varo ten pas jį, kad... Auksinį žiedą paima, suvalgo. Ir tada Žiūrėk, išlydo. padarysi bairį, daug žiedą. Praryja visas bairis. Po to iššika, įskupė. Ir varinį ištraukė, žinai. Kramto, žinai, padaro identišką kopiją iš vario. Kažkas. Atvirkštinė alchemija. O, Bled, Radžis geras. nesim Taigi buvo kažkokia ten laida, kuris tim, bled, jis piktas, tas Radžis. Aš toks Jis, padomas, bled, jis vis tiek palaukęs, jis čigonas. Nu, tai čigonai, man ar įdomu, ar pikti, ar nelabai pikti. Ne, tai būrė, ateitų su kortom taro. Tai jau stebuklo daregi, bled. Bet pasinė taro, o taros kortas. Taros kortas. Radžis, bled. Ką mes čia dar turim, karočią. Žalgirio mūšis ir papirktas kryžiuočių būrys. Mūšio nebuvo. Būšan, ai, tiesiog. Viskas pinigais. Specializuota buvo. Jo. Nes kaip paveikslą, pavyzdžiui, nutapė. Taigi jie atsistoja, va tai va. Nutapė ir visus paleido. Nu, viskas, kadras, blėt, tai dabar mums lengva, žinai, filmuot filmus, fotkinti, žinai. Seniau pizda, nu pagalvok tokį kadrą nutapyti. Nu, Taigi išgalvosi, nesugalvosi. Palaukit, jie. Tu kariauji, palaukit. Jo. Galit mūti. O dar ilgai čia? Ką šitą bairį su karaliu Mindaugu, ir žodžiu, tai, Nebuvo jo. nu, pagal baltarusus, tai čia jų karalius Mindaugas buvo. Tai nes jis valdė, jis LDK. Ne, nu taip, bet tipo, jisai baltarusis buvo, karačiu. Nu, koks man skirtumas, blėt. Nu, šaunuolį, nežinau, man, tipo, Važiuoju, Jie Lukašenkos labai- provų. Jo, bulvės valgė irgi, blėt, intensyviai bulvės po valgė. tame bairis, kad, tipo, jie bando mūsų istoriją, tipo, paimti kaip savo, žinai, ir čia, tipo, jų, čia viskas, čia, blėt, Vilnius, čia, tipo, ne, čia. Tai matytų įvytę. Nu, tai taip. Herbą matei? Nu, taip, mačiau, tai jau, va. Tai nežinau, čia reikalai su jais. Ar čia mes gal jų istoriją napysam, realiai, ta prasme. A? Gal mes čia Gal čigonai? mes iš tiesų nieko. Gal mes čigonai. Grinai iš Baltarusijos. Gal čigonai lietuviai yra? Nu, grinai, ble. Mes O gal vokiečiai yra žydai? Gali būti. Ir žydai naikino vokiečius. Iš tiesų, Bet taip. jie atvirkštinę padarė psichologiją. Jo, ir tipo, mūsų dabar supriešino, žinai. Nu. Ha, gilu. Nu, dabar jau apmąstymai. Gerai, ką dar turim? Biškai giliau einam. Ble, tai tu čia vis laik ir šnekėsi apie savo šitos... Nu tai, ble, čia pažiūrėk, kiek daug temų. 2 valandas įsipasakoju. O tai jeigu nešūda, tai nemižalai. Jis nešūda, tai jis nemižalai. TV bokštas yra holograma. Esat buvo televizijos Esu bokštas. buvęs. O matėt, kad dabar atnaujino jį ten? Tai žiauri gerai padarė. Pasim kažkokį Tai viešbutį ten. žinai, kiek ten kainuoja nakčiai? 700 eurų. Nu, 1000. Štuka. Gal. Okei, nu. Įspūdinga vieta. Ne, Ne, nu, aišku, tai ten- įspūdinga. Kokius šiam 5 jau. O tai kiek ten paėmė, tu padarė tų... Ble, ten gal 3 suitai kažkas tokio. Okei, bet kaip jisai ten... Aš mačiau vizualizacijas, tai atrodė įspūdingai, įdomu, kaip dabar padarė, ar viskas ten taip gerai. Karočiui, aš jums turiu vieną temą, Skelb. kuri mane labai piktina. Mhm. Aš suprantu, kad Facebook'e, tarkim, mane... Bet ir tai net nesuprantu iš tiesų. Kai įkelia kokį nors skelbimą, kad parduoda kažką, kaina IPM. Bet yra kitas momentas. Blet, įmonės pardavinėja produktus, ar ne? Tarkim, man specifiškai dabar buvo. Pirkau duris tinklelį ir, tipo, viena iš 10 įmonių turi ten, tipo, skaičiuoklę. Maždaug primeti dydį ir žinai kainą. Arba bent jau rėžių, žinai, pasako ten nuo 100 kem iki 107. Blet, gerai.
man viskas aišku, žinai. Įsijungi vieną įmonę, kitą įmonę. Blet. Dėl kainos rašykite L paštu arba suskambinkite. Na chuja. Gal tai taip. Keista. Tai jūs, blet, taigi jūs pardavė 1000 tų durų, ką jūs nežinot, kainų, blet? Kainodara turėtų būti aiškiai labai Taip. pusės, tipo, kas ten gali keistis, blet. Taip. Kažkokie nestandartas, jums, blet, reikės kilometrų, blet, stinkelę. Nu, Nu, čia biškai bullshit. Taupyti reikia žmonių laiką. Na. tai vad būtent, blet, ir aš tokį pamatau, aš dabar tai jau- skambinsiu, blet. Tai čia, žinai, galbūt iš to pusės emailo to parašysi, jau vėliau nebeatsipis nuo tave, žinai, nu, tipo. Tau rašinės. Nu, jo, bet tai dažniausiai email ir nerašai, nu, tipo, skambinti. Ne, nu Nes jo, jeigu nu. neatsiliepia, aš, nu, tipo, patys kalbė, Nu, taip. nepardavėt, viskas. Jo, keista, nežinau, čia, bet visur same shit. Tarsi Anglijai irgi mačiau pardavėjus. Taip. Tas tapti kultūra, tipo. Labai daug kur ir, blet, čia man yra vapšin, nu, tipo, nesuprantu, kodėl. Pasižiūriu Facebook'o nuotrauką, nu gerai, tau tokia kaina. Žinai, o ką? Blet, pila dar kažkur buvau matęs irgi tokį šūdą. Aš mačiau būtent kažkokias paslaugas, ten odos, dermatologijos ir panašiai. Ir visas mergas, tipo, kaina, įpama. Tarsi, blėt, tarsi, ar, Aš tai nežinau, dėl ko čia taip, ar čia... kaip, blėt, pizdaras, Aš suprantu, kad ten Facebook'e, žinai, pakelia tą tavo postą, ten nes gaunasi, kad biškai išmiego, nes kas prirašo tų komentarų, žinai, tai Taip. automatiškai kyla, žinai. Blėt, čia Bet, blėt, kaip erzina iš tiesų, ten rašyti. Ne, tai Facebook'e, tai jo, nu, bet tai. Nu, Gal ne, čia su mokesčiais kažkaip susiję, kad, tipo, žinai, Ne, bet tai aš sumokėjau, tipo, man mokesčius viskas sumokėjo, ką aš, tipo, nes pasirašiau nu, pinigų taip. perdavimą aktą, bla, bla, a, viskas zaibys, tipo. tada neįsivaizduoju, čia tiesiog kažkoks fenomenas. Aš nesuprantu, kodėl taip daro, blet. Ir tikrai, nu, ne čia viena galbūt dėl to, įmonė. kad Dėl konkurentų dar kažkas, kas čia Nu, tavęs nestebėtų. Ja, blet, tavo nu, tai kainų, konkurentas žinai, paima parašysi. paskambina, Ne, blet. tai aišku, Nu, visi jo. ten, kuriem reikia, tie žino, nu, tipo, tikrai konkurentai žinos. Nu, bet čia galbūt, čia, kad kažkur, žinai, ne, aš neįsivaizduoju. kažką gal. Čia galima. gal, kad, nu, bet, blet, irgi žmogus, tipo, jeigu tu nueini į vieną website ir tu nepamatai kainos, tu nueini į kitą ir pamatai kainą, nu, tu jau irgi turi įsivaizdavimą maždaug. kiek Jo, bet kainuoja. galbūt tada šiam parašysiu, paskambinsiu šitam stebuklingam, žinai, jis pasakys, ble. Ir, ai, blet, žinai, kas dar mane labai užpiso. Mm. Įeinu iš tų 10 website, nu, ne iš 10, nežinau, 6 website, whatever. Turbūt kiekvienam, kur nebuvo kainos, parašyta akcija, ble, 30% akcija. Iš kur man žinot, nuo kokios kainos? Kokią jūs man akciją duosit, ble? Ai, jums kainuoja 100 eurų. O, gerai, o tai akcija kiek? Ne, tai be akcijos 200. Ai, 200 be akcijos? Jo. Čia, wow, iš tiesų. Ne, čia tai- What the fuck, kaip Bet taip čia galima mulkinimo daryti? žmonių, žinai, čia Tai pagal taip. idėją taip negalima daryti. vat Ir ten būtent. galima dėl, nu, ta prasme, net skundus rašyti šitos į vartotojų teisės, kad jie ten žaidžia taip nesažiningų žaidimus. Nu, bet tai ką padarysit? Aš Aš mačiau- mačiau baudą 7 eurų. Buvo įtraukė į blacklistus, ten net vienas irgi su kažkokia įmonė čia buvo, kur ten pirko vos ne kažkokį printerį, ten, žinai, ir vis pisa protą, žinai, niekaip nesičia to printerį. Tai ten jisai atvažiuoja, tai jisai neatvažiuoja, tai jisai ten atvažiuos, tai neatvažiuos, vėliau sako, nebeturim. Bet kaip, jis gražino liktais pinigus ir viskas, nu, bet tai, žinai, tiek laiko pisa protą, ten žaidė. Tai žodžiu, parašė šitai skundus ir ten jie įtraukė į blacklistą, tai ir ten apšė, ten daug nusiskundimo apie tai. Ten daug kas žaidžia ir valdė taip žaidžia. Ten vos ne ateini į pradinį puslapį, matai vieną kainą prekės, įsidedi krepšelį kitą kainą, blėt. Tipo, žinai, tai jau pritraukė ir vėliau, blėt, jau visai kitą kainą to įmušė. Nu, tipo. Jo, tai čia iš viso praktika labai gera. Jo, nu, su tais pristatymais, nu, būna, sako, jie taip gal ir žaidžia, kad ten prisirenka pinigų, žinai, tu sakinėja prekes, nu, tipo, apivartinių savo pinigų turi ir tiek. Ai, nu, taip. Visi Ai, tai įmonė, jo, jo. prirenka dahuja, žinai, tų užsakymų, savo turi babkių, tipo, gali ten toliau. Ir tada aukcionuose printerių dalyvauja. Tada vėliau prasiskolina iš šitų, žinai, tiekėjų ir ant kansovkės. Ai, nieko mes nebeturim, matė visų gerų. Bye bye, čiau, čiau. Nebeturim, viskas bankrutuojam. Iš visų maksimaliai, ką galėjai pasiemi, iš visų pusių. Ir viskas. Aš nieko nežinau. Uždaryta. Aš nerizikuoju savo asmeninių turtų. Nu. Nepasisekė verslas visiškai. Nu, trečias išlės tas man. Bet namą nusipirkot? Tai kas? Ne, tai čia smulkmės. Čia smulkmės, žinai. Aš tik stengiuosi dėl žmonių, kad tikrai gautų gerom kainom tos printerius, iPhone'us. Pasakas. Nu, ką jau padarys. Taip jau būna. Nežinau, verslas Lietuvoje ganėtinai aršus, sakyčiau, tarkim, maisto, tos iki panašiai, visą kitą ganėtinai brangus pas mus maistas. Blet, eina jie nachus su savo tom akcijom. Tai va būtent, pieva, aš irgi nesuprantu akcijų, blet. O, padarysim akciją. 7%, pohui, imkit.
Tai vis tiek uždirba, blėt. Ne, tai taip. aišku. Taip, Jie vietoj sakė- 6 eurų parduodu už 2 eurus, bet jie uždirba 1,07 €. Na, tas akcijas galėtų užsienį Nežinau, tikrai man- pašalinti. Na, čia šiaip yra Bet man šiaip visiškai nesąmonė. Blet, Taip. Kur ateini pasižiūrėjau akciją, 5 centų. Tai jau akcija, ble. Svarbu uždėti etiketę su pistoletu. O, Ai, taigi taigi žmonės. čia akcija. Galbūt net iškart čiumpi tiesiog. Ble, Aš tikiu, kad žmonės akcija kai kurie pokalbį. 5 centai. Nu tai tu, ble, tu dur. Taip. Būna, kur ir ten 2 centus numeta, Nu, blėt. Bet, Na, ble, what čia the fuck? Lidlas mėgėsim po 5 centų. Jo, yra pas juos, ble, tikrai. Akcija, kad, na, dar čia rašyta akcija, 5 centų akcija. Nu, ne, teik, tai jeigu jau darai akciją, tai daryk, nu, tai kurva. Dėl aš Lidlo nežinau, man jis labai... Na, yra produktų, kas šiaip arba pigiau, arba zaibys kokybė, taip. Lidlas nelabai man tų kojų. Lidlo kojas. Lidl. Bliavo. Ai, nežinau, visai Lidlas, nu, patogu dėl to, kad, tipo, mažesnis tas asortimentas. Šiaip jo, nes nereikia rinktis iš 70 grietinių, blėt. Nu, jo, Gal dėl to jau? Kas Lietuvos rinkoje irgi yra kosmosas, blėt. Aišku, Anglijoje irgi tas pats ten. Jeigu nueini į kokį Tesco, kurva, 300 batonų, nahui. Ne, nu jo, bet plius Kam mum minus 300 iš tų batonų, grietinių ble? yra vienas, vis tiek viena geresnė, skanesnė, kita, blėt, kažkoks. Nu tai mažiukas. gerai. Tai turi savo ateini- brandą ir tiek. Nu jo, Lidl ateina irgi yra 2 grietinės skirtingos. 3. Nes žagarės yra taip ir Lidl 2 skirtingos. Nu ir- Tai jeigu 3 procentų žiūrim. Viskas, blėt. Nu, tai. Ten paprasta. Pienas irgi atein. O, pienas yra pienas, Nu, blėt. tai- Nėra, kad 700 pienų, karočiui, ir huizne. Ir dar po 3 eurus, blėt, rimekė ir pienas. Nu, 2 eurų beveik. Nu, tai gal ten ir, koksai ten nežinau, tiesiog Tai- karvė, žinai, ten tai turi, ką- ten smeldžia, o taip rimtai. Karvės žinai. auksinių varpų simbolų, blėt, sėdi. Tu. Žolė, tikrai žolė valgys. Rūko. Jo, jo. Po Erikui žinau. Melš mane, blė. Mū. Jo, jinai jaučia malonumą, kai ją melžia. aš Šveicarijai, pavyzdžiui, transportuoja karvės su malūnsparniais. Pasiėmam karvę, ryšą ir perskridina. Ką daryti? Svarbu, kad nepagautų turbulencijų. tipo, Ir Tik pienas šūdai visur, visas pusės. atskrenda milkšeikas. Tiesiai į restoranus. Čili pica. Ne, čili pica turbūt gaus Mišelino žvaigždutę. Dėl jos atvažiavo Mišelinas. Atvario. Dienos pietus? Jo. Nu, na. Čilis sriuba? Na, Kijevo kotletus, blė. Blet, kuponų turiu. Už kiek? 12 Jūratės eurų. kepsnys, blė. 12 eurų dienos pietus su sriuba, su, blėt, alum. Bulvių košės. Kopūstų salotas, blė. Ko daugiau reikia, blė. Imta žvaigždėna. Ar nemokat mokesčių beveik? Oh, fuck. Hui. Užsieniečiai važiuoja iš visų šalių, blė. Žinau, Mišelino restoranas. Jami kebabinė. Mišelino žvaigždutę gauna. Net realiai reikia, blė, pridaryčiau. Mišelino. Padaryt šitą, kad aš ne Mišelino kokį. Dunlop, na. Jo, pirėlį. Dunloje. Nu, daliniai visiems. Jo, aš. Westlake. Jo, tas Kažkai jo. Sunfly. Ir čia rando vietom dalinam, blėt. Tai aš Norint 7-9 eurai. Žvaigždutė, blė. galėsiu va užsidėti. Menuliukas. Aš va parašą dedu ir viskas. Atvažiuoja, suvalgo kebabą, duoda žvaigždį, išvažiuoja. Nu, Kaliavai pavalgai tiesiog. Čia būtų. Blemo. Ir gal reikia įsteigti tokią huiną? Tiesiog kaliavai valgai. Nu, Nu ir sakai, Nu ką, labai svarbus nusipirki, įvertinimas. nusipirki kokį IG akauntą su 5 štukų followerių. Humoro dozė, žinai, toksai. Bayeris ir kitka. Prikolai visiems. Visi postai seni ten, žinai. Viešas visokie prikelti. Ir neištrinė 2000 postų Jo, jo. ir prasideda. Dabar vertinsim jam kebabinę. Piški pakeitėm profilį darbą. Blemba įdomu, šiaip gal ir užėjtų toks bayeris. Aš manau, kad visiems čia pohu Lietuvoje. Nu, apart Mišelinas. Ne, nu Mišelinai jau. Aš ar ateitų, aš būčiau koks restorano savininkas, ateitų kažkokia. Aš maisto sakyčiau, pyzdinkis. Tu nahu, blėt. Tu nahu kritikė, blėt, gerai.
Tarsi aš ne... Jis šautuvą išsitraukė. Na, nu, tarsi, mano nuomonė svarbi, tarsi... Blet, ne, bet tai Nežinau, dabar tu ir- padasakytum tokį pizdą, tengi iš karto, Facebookas, Instagramas, ten, blet. Aš manau... Tausi, blet, iškrypelis mane išvydo. Supisti koldūnai. Nu, bet... Nu, smirdė ten tie kalbų. Aš jų nenorėjau jų. Kažkaip, blet, jo, į bašinį tiek koldūnai. Aš kol bėgu į mane mėtė koldūnus. Šaldytus. Galva praskėlė galvą. Nedė cepelino. Iš ragatkės koldūnus, blėt. Turi tiesiog Šefas iškišto, blet, puodą cepas. jo turi patranką cepelinų, blėt. Užtaiso knatą. Bum, Tai šitą, kur kiniečiai turi tos kukurūzam, popkornam daryti. Toks tipo didelis metalinis šūdas. Prideda tenais iš tų tipo kukurūzo šūdų karočią. Pamiršau, kaip vadinasi. Šūdą turi, blet. nu taip, Uždaro ir ten, tipo, ten susirenka gal pem baro kažkas ten to, ir jie tipo po to atidaro ir ten sproksta ir tipo iškart visi iškepa. Tai tokio įdėti cepelinų, na, ir nušauta. Tarė, disciplinų užmušna. lietuvišką sniperį, kuris sukuria. Batmanas, ble, stepak žmonės dubasė, na. Na, bet lieka bulvinė dalis ir skrenda tik mėsa. Kaip kulkos, Ne, blėt. kai šitas, Tu nu. ten lieka, kur skrenda galva. Ne, tai kaip šitas, kaip tankiniai tie, nu, šoviniai. Jo, jo. Fin stabilize dartai tie, kur iškrenta tas. Jo, jo. Bulvė nukrenta. Kiaurai plieną. Ble. Ble, gal nuo cepelinų numirti gal ir visai ir garbinga būtų. Valgiau cepelinus numeriu. Jūs springas, stiprinų. Pabandysim, nekrem, nu, tai visą cepelinas, čia numirti tikrai. Ble, aš cepelinas irgi ten gali būti ir toks. Ne, ble, Ne, nu jo, yra ir tokie. Jo, kur ten būna, jie įzdi ten, tokie. Tai šaldyti, jeigu tu ten va, ne. tokį pisliuką. Tokį tikrai galėtum, net nevirta pohu. va. Biškį, ble, patraukti. ble, gandras, ble. Biškai su zažgalka pašildytum karočiai į gerklę. Kefyrų užsigeri. Ble, gal po laidos važiuojam cepeliną suvalgyti, nenori. Galim iš tiesų. Blemba į šitą Forto dvarą. Etno dvarą, jau. Etno? Davai, užeisim dar į šitą panoramą, ant smūgio man reikia. Tai gal panorama yra kokia nors huinelė. Arba, jo. Etno dvaras Pavalgyt. nėra? Kažkas yra, gal tas rusiškas. Norėčiau Koks tas rusiškas buvo? Carskas silo. Carskas Silona. Kur karaokė vakaras. Pala, tik šitam būdavo kapė, ne? Ar kas ten būdavo? Ten Nežinau, aš niekad nebuvęs. Čarli Ai, tai buvęs. Čarlis buvo. Tu Ten esi Čarli pica. Carskas Silona. Ne, Carskas Silona, aš irgi nebuvęs. Aš man atrodo. Čia man rodos, jisai jau senas labai reikalas. Nu, taip, bet ten Čarliko pusbrolis, šitas Kaip rusiškas pedėlės ten. pusbrolis. Kad pedėlės, kujėdėlės. Nu, taip, taip, Šitas taip. pačios serijos. Taip, blė, taigi, šiaip čia jau senai vyksta, bet, tipo, nekalbėjom dar apie tai ir dabar mačiau Redditą, tipo, pasidalino irgi Hebra, kad, taigi, visoks, tarkim, chili pizza daro savo ghost šitos restoranus. Ai, tipo lempinis tiesiog. Jo, vadinasi Pizelė, tipo, čia vien pavadinimas, Pizelė. The fuck. Pizelė? Pizelė, LLE, tipo, Pizelė. Ir taip pat tiesiog jie ten daro. Bet, tipo, jo, ale, čia Poš. atrodo kitaip tos picos, ten geriau jos atrodo, bet Same shit. chili pizza. Jo, okei. Čiliakas turi gal 3 ar 4 tipo... Tokius random Jo, jo, jo. nu jau. Kur tipo pas juos Tipo, viską ne, Ble, gamina. nu šiaip smart, nu jie turi pinigų. Ir ko ne, žinai, dabargi kitiems Bet pas juos ten dabar rodo, gražaus tipo, jeigu tu interjero, ble. įsijungi lokaciją, net ten, tarkim, tą pizelę pasižymi, užėjai pasižiūrėti jos lokaciją ir matai, kad, tipo, ten savininkas UAB chili pizza. Okay, nu jo. Tipo, vis tiek gali pamatyti. Ai, nu blemba, kodėl jie tada kitam labai nepadaro. Nes ten yra, ble, ten neatsimenu, kokie ten dabar. Ten ir sushi yra, kas daro, tipo, ten koks nors arba sushi express ar kokie nors Manamis Oze vadinas ramenas, tipo. Na, kytauris ant tiek. Jo, bet pas Manami gaidiškas ramenas, bet tu užeini, matai, kad
ramenas ir tipo, vien ramenus daro galvoju, o, ble, tai gal čia zaibys koks nors Gal spotas ten naujas. Jau, blėt. Nu, ta prasme, netikiu, kad tą patį, žinai, iš manamio tokį. Tipo, grinai atneša iš gal- manamio, žinai, tipo, Manamio meniu atneša. Volto kurjeris atneša, tipo. Nu, bet, nu, aš nežinau, nu, gal kažką kitaip padaro. Gal kažkiek skiriasi ingredientų. Gal turi, blėt, aš taip netikiu, kad ten. Bet aš nebejoju, kad ten jie labai daug efo. efforto įdeda, ble. Nu, gal. Nes žmonės, iš manami nepirksim rameną, nes netoks skanus, o, ramenas, kas čia per vietą? Užsisakom. Nu, aišku, Blet, kitaip psichologiškai veikia, kas nežino, tas net nepagalvoja. Tai vad būtent. Nes irgi yra, tarkim, su brandų susijusios asociacijas, kur, tarkim, išgirsti brandai, iš kur galvoja, kad šit, nu, tai tarkim, kaip... Jo, tai čia lipicas, tu Nu, tai va. neužsikinėsi, žinai, hatą, tipo. Nu, oi, tai- Dažniausiai. Bet O pamatai bangiai? pizerį, o, pizerį čia. Kušiu kokio naujo mano. Kušėlė. Prieš šitą santriškų, kur yra, Pizza plus. jo, pizza plus, ble, kokios šūdnas pizzas, eik tu. Vaidys? Vovšė šūdas, aš net nesiduoju, kaip žmonės tokį šūdą gali gaminti. Varom pizzų gal šiandien. Tarsi, nu, aš nežinau, neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma padaryti tokią šūdną pizzą. Tarsi. Ten, ble, tiesiog mane sunervino. Geriau valgytum šaldytą pizzą ar tokią pizzą? Šaldytą jau, na. Šaldytą. Tarsi ant pokų. Jau, tvajum. Ne, Gal tai tiesiog tik- Bet šaldytą be priedų, o kas buvo blogai su ta pizza? Gerai, buvo 3 pizzas, ja. Buvo viena su jūros gyrybėm, visas jūros gyrybė kažkokį, ble, nejasną kvapą turėjo. Nu, tai logiška. Nu, taip, bet, žinai, nu, kartumas, kurio neturėtų būti. Susilkė, blė, skumbrė. Nu, Šprotų uždėta, blė. Kaulai, blėt. tada nežinau. Kalmarai tie džiavinti, blė, fiška. Jie krabų lasdelės mėtytas ir viskas. Ta, blė, sūdyta, tipo, kaip tai vadinasi, blė. Prie alaus, kur gerai tinka, gal tokia, tipo, suplėšta užmėtyta. Nu, jo. Vobla. Vobla. Su pizza su vobla. Ir kalmarį fiška. Tai tipo tas, jie naudoja ne kieto grūdo paprastus miltus. Tai, Nu, tai gerai. nežinau. Ir tada buvo viena pica su feta, o ta feta buvo, net feta nepavadins, ten valgai kaip... Nu, ten sūrio produktas. Jo, Salotų sūris. Jo, bet ten, nu, tipo, žiauriai nepatiko, mane asmeniškai sunervino. Valgai ir, tipo, nu, blėt, nežinau. O tu namo jau grįžęs valgy? Jo, pasiėmėm namo. Aš vieną kartą ir tenais valgiau su marčium, kuriuočiu. Bet, tipo, irgi iš jo. Aš galvoju, okay, I'll give it one more chance, tipo, tai ne kažką. One more chance, 3 pizzas pasiėmė. Nu, tai ten Blet, gal. Bet tu pasiėmė nejasnas Nu, pizzas, tai irgi sakau, blet. pradėkim nuo to. Blėt, su O kita, gerai, trečia kokia buvo. Nebepamenu kažkokį ten irgi, bet... Margarita. Tiesiog, blėt, padas. Nu, margarita, ten jau, blėt, negali supist. Nu, Ten sūris ir padas ir pomidorų padažas, viskas. Nu, taip. Bet ten, žinai, irgi, blėt, priklauso, ar jie daro padažą, ar jie kokį nors perka, ar, blėt, tiesiog Heinzą pisa, tipo, Tai su Slavičiu, žinai. Pamirštu, blėt. Nežinau, bet ten kažkas įtartina man buvo. Galėsit patys pabandyti savo šikną, jeigu norėsit eksperimentuoti su pizza. Jau iš karto, blėt. Bet, tipo, aš nesu iš... Ne, tai reikia varyti. Važiuoja. Jau užsakinėjo. Aha, tai bus Pizza viena su žuvim, jūros gerybėm. Kažkokia, sakė, draugas Fiška man, šūdų uždėkit. skonio, dar turite kažkokią tai čia. Sakė, Aišku, tu skonio, tai visos. kažkokią parašą. Ai, šitą jau. Gaidiškas pisas čia, taip. Nu, Čia pasimenu, taip. Pizza plius šūnai. nu. Ši vieta ten zaibys, gerai padaryti visą. Vieta tai zaibys, nes ten daug žmonių gali užsakinėti. Nu, taip, bet... Nes ko galėsiu nuvaryti, padaryti. Bet sakau, aš nesu išrankus maisto vartotojas. Ne, nu, žinom, kai Ir, tipo, varškę valgo vieno avižas su vandeniu užsipilęs. Bet jeigu tau ta pizza buvo prašiau už avižą su vandeniu, čia jau, blėt, nežinau, ką jie padarė. Blėt. Nu, blėt, Jie gal ten kartu, tu gal su dėžė jau kartu Dėžė, valgai, jo, blėt, aš nežinau. Pizza išmetė dėžės. Pizdu padažo nėra. Kartono skonio, blėt, Su nežinau, dar plasmasinis staliukas buvo toks. Gerai, kad kolas buvo pasiėmęs. nu, skardai kažkokį keistą skonį, blėt. Šią dar nudegint turėjau griliui, blėt. Jo. Jo, Kur jūs esat patį prašiausią maistą valgę? Kur, tipo, jau atsimena, kad, nu, blėt, labai hujovas buvo. Blėt, aš paskutinį kartą labai neskaniai buvo Grilondone. Blemba, ten ėmėm antriukotą, karočią. Vis tą kramneina, kramdyti. Nuspjaudai gal. Nu, realiai, va, kramdai viskas, košį iš karto. Neina nieko sukramdyti, blė. Mes ir atsiliepimą parašėm. Blėt, jinai rašė, kad susisiekit kažką, tipo, į e-mailų.
tipo, parašė man bairio. Po, niekam nebeįdomu, daryk, ką tu nori. Žinai. Bet, ble, tokia šliksinė buvo, kad fu. Jo, ar jau čia dar kainavo? Ne, ten kainas pakankamai, Nu, esu 15-18 eurų kažkas tokio. Bet, tipo, nu, ble, kartais būna skanus, bet, ble, tuo metu tai ten... Blet, aš neatsimenu, kad, nu, man nėra, aš irgi nesu toks išrankus maistas, tipo, man nėra buvo, kad labai daug. Vienas, atsimenu, buvo pasiėmėm pizzą iš Home Pizza, šitam link Molėtų irgi, netoli, dar nebuvo šitos, kur dabar valgėm, visai zaibys buvo, tikrai pizza. Tikrai gra. Bet iš ten buvau pasiėmęs, nu, ble, ten, nu, iki naminės pizzos, taip sakant, ten, kur, nu, kaip šaltą pizzą valgyti, ta prasme, tai nieko gero tikrai. O kas dar, blemba, esat apsinuodė maistu kada nors, kur nors valgė? Jo, mes irgi, mes Diana buvo apsinuodėjus maistu. Blet, aš taip nesu gal. O tik tai tada, kai Italijai buvau. Italijai, kai buvom restorane, kažkokia žuvienės užvalgiau, ble. Grožiai, tiesiog pasiėmiau žuvies. Kažkokia jūros gerybė, ble, klubasikė kažkokia. Ne, nu, restoranas, tipo, ten... Klubasikė antrą nakties, žuvienė, tokia. Net ten restoranas, šefas gatavas. Žuvienė, blėt, 3 kariokų į pėsą, fišką. 3 kartus į tūliką, jeigu ne 4, ble. Vis tūlikas dar neužsirakina. Jo, ten kažkokia lempa. Aš sikoja prilaikau, tai kažkaip sėdžiu. Bet nepatogu, taip šiklė. Tai net, tai man tiesiog išpuršti reikia. Aš ten trumpam. Tu galėjai tiesiog į kreuklę, na. Durys prisimė, taip laik. Šiko į kreuklę, vyšai į kreuklę kažką. Ne. Sako, galėjau į kreuklę. Nu, lietu, ką tu norėtum, kad visas tas, blėti. Tai priesta, na, kreuklę. Challenge. Plauni varva. Ir fotkę šaunė ir blogą reviu įpisi. Karočią toks blogas maistas buvo, aptrėžiau kreuklę. Sako, nedanešiau, ble. Nebandžiau į tūliką nešt, bimidėjau. Gaila tūliko buvo, kreuklę aptrėžiau. Įbidėjau durys, neužsirinkti. Bet ten pizdės, bet ten lemba man toks pirmą kartą. Ten pramušė gerai. Ten pramušė. Jokinga buvo. Aišku, ten vis, kokteiliai, ten kažkaip. Huine, blėt, vėliau jaučiu. Tai kraut. Ir jau dar nusibėm. Na. Aš atsimenu, taip apsinuodęs, bet buvau apsinuodęs maistu, tai kažkaip sugalvojom su šeima, aš dar mažas buvau, tipo, į kinų restoraną nuvaryti Akropolį. Aš nieko kiniečių ir taip nemėgau, bet taip pat tebūnė, žinai, visi pasirinko kiniečius. Nuvarėm, pavalgiau, grįžau namo per gimtadienį, apsivėmiau ir nebegėčiau kiniečių. Tarsi, taip, ten visi sweet and bullshit. Tu ir dabar nevalgai, ne, kiniečių? Būtent, man, taip, tiesiog, šiaip pats skonio profilis nepatinka, bet tas atsiminimas man jau kažkaip nebežaidžia, bet tiesiog nesu kai fanas. mažas, nu tai kai vaikas esi, tai ten, žinai, tas skrandis nepratęs ten prie visko. Tai, kai mažas... Aš pirmą kartą sušiu atsimenu, privalgiau, blėt, apsivėmiau, mane vežė namo, blėt, iškas sumūtinu. Tai, blėt, aš atsimenu prieš 8 metus, kokius grįžu iš Anglijos, dariau su krevetėm kažką, tipo, hatui. Paulius, kiek jam buvo, 12 metų. Kažkai per kirmelės, tikrai nevalgysiu. Nu, jeigu taip paėmus, tai visi šitie šrimpai ir panašiai, tai, taip sakant... Nu, nes ir kvapą jie turi, tipo, ir atrodo gal ne taip delikačiai, tipo... Nu, bet čia su laiku vėliau supranti, Ne, tai su laiku po to Austrijos, blėt, realiai, snargliai, karočią. Tipo, 7 chroniai pripisto hariokų į kreuklę, tipo, ateini, koks aromatas įdomus. Tu ragavęs Austriją? Austrija ragavęs? Jo. Nu, ir kaip? Ką aš žinau, ne mano reikal, ne mano dalykas. Ir viskas. Nu, tai jeigu su citrina... Nu, tipo, snargliai susileidai kažkokį bifą. Man tai nežinau, tarsi kažkoks skonio atžvilgiu. Apie nieką, man vašia nulis. Man irgi kažkaip... Man tipo, krevetės labai zaibys. Pasižiūriu. Tu nevalgysi, ne? Austrijos ne. Ne, krevetės tai huiena, nu, tipo, man. Krevetės zaibys, tu, tipo, jeigu didelis, Jo, tai nėra problemų. Nes tos mažytės tai toks irgi. Na, Jie ant salotų kokių Jo, nežinau, kam jas naudot. Mailių, karoči, sužvėjo ir sunaikino. Tai... Tai, Bet tos didelės zaibys, kas ten dar iš jūros gerybių, žuvis, dauguma zaibys, žuvies. Nu, man. Ne, nežinau.
Ypač balta man rūkyta, nu va, balta žuvis. Balta, nes man lašiša kažkaip jau irgi atsibodo, nebent rūkyta. Nes, tarkim, aš lašišą mėgdavau išskep, žinai, kepdavau, privalgiau, taip ir riebo atrodo. Nu, jinai riebė, bet man va, dėl to patinka grilių daryti. O tu kur darydavai? Keptuvį orkaitį? Jo, keptuvį. O, blėt, va, reikėtų orkaitį daryti, tada irgi, žinai, tas riebalas biškis Aš bėga. būdo garuose virdavau. Tai ten Joptuvį, matai, čia. Jau rimtai. Nu, blėt, kažkaip buvo vienu metu. Besdalinė jau gaunas tada. tada. Garų maistą visai zaibys, bet, nu, lašišą kartais suėdavau. Turi tą normalų, tipo, garinį? Jo, tai 4 aukštai taip susideda, žinai, viską. Bulvės, kokias daržovės, viską mėsą ir įsigaruoja gerai. Bet aš atsimenu, mokyklą irgi vištą ant garų darydavau. Blednį. Bet prieskon, pizda, atsinešu į mokyklą, tipo, atsinešu vištą, nes šūliai ten kokie nors karbonadai, kur nuriebaluos viskas, keptant, tipo, žoskai. Atsinešu tą savo vištą, išsitraukiu, pasiimu ten kokių ryžių ir salotų iš valgyklos, kad šilto kažkas šalia būtų. Atidarau tą indelį ir tą vištą bezdalais neaukia. Ir pizda, ir hebra visi, vėl tas, blėt, su savo vištą sėdi bezdalinę. Blėt, išikti vištą, blėt. Arba jeigu nepasimdavau vištus, kokio eidavau tūną pasimti. Tūną ir bandelę, blėt. Tipo, tą paprastą, kai sdilinė bandelę. 2 skarbonkės kokias suhujarinti, tipo. Nu, aš... Trapučių, ryžių trapučių, sėdi, džiaužai per pamokas. Nu ką, sveika. Užbulkinau tu, manau. Nu. Kaip svoris gal nusimesti? Ble, dabar nusimečiau kilogramą. Okay. Dabar 102 su biškiu. Biški po tų švenčių sustojo kritimas, plus oras suprastėjo, tai dviračio negaliu minti, tai kardio, tipo, nelabai padarau normaliai. Kartais laukai šiandien kažką biškiai kažką pamirti, bet irgi, blėt, oras gaidys visą savaitę, tarkim, šią savaitę visas oras gaidys. Šitą savaitę jau visą. Ne, tai jau pagaliau, nes šitą savaitę tai užžūdo, tipo. Kelias pirmadienis vien tik snygo. Jo. Kitų miestuose, kitus, ten taip žiauri, prisnygo Vilniui, tai čia... Tai šiaurį, tai vapšė ten, Šiauliuose, Panevėžy, pizda ten pusnis. Ar rimtai? Jo, tai Nykščius, irgi ten kosmosas. Zahoje prisnygo tenais. Gerai, okei. Tai hebra, kas jau pasikeitė padlangas, tai nesidžiaugia. Nu, aš manau. Aš tai dar buvau nepasikeitęs padangų, nes žinau, kad balandis visas būna toks. Būna. Tikrai būna ir to nulio, ir to sniego gali iškristi. Autobusai ir važiuoja, na tai jau čia ką. Ne, iš namų dirbis. Arba niekur nevažiuoja. Aš negaliu. Nu, es nevažiuos. Kalioš. Ne, man vaikai, čia lik nuvežti, kad. Tai nueis, ble. Nevežios, blėt, vaikų šį darželį. Pizdės, išmandrėjo šį vaikai. Kas senais, kaip 10 km. Nu, aš tai. Nu, tai va. Easy. 1, 2, 3. Miškų ten eini. Nu, taigi, dar tempo paėmė. Žemėlapį duodi, va, parodai, kad tu čia. Jeigu kas skambini, tenais atsiras. Jeigu ką, parašyk laišką. Ant ryšio žiūrėk. Tai vakar, su svoriu, va tokie va reikalai. Biškai nusimečiau, sakau, 100, dar norėčiau kokius 5 nusimesti. Kiek čia 5 savaitės iki vasaros. Įmanoma labai. Tai. Nes, tipo, mintyba, mano gan zaibys dabar. Nėra, kad ten kažką labai čytinčiau. Valgau kokius 2-3 kartus per dieną. Bet ir tai, tipo, būna pietus darbe arba namie ten kažkas jau, tipo, rimčiau. Ten vištas su ryžiais ir daržovėm. Po to būna 4 kiaušai ir 1 skrebutis. Ir po to 300 gramų varškės su jogurtu, viskas. Okay, tai toks. Taip, čia mano visą dieną. Fair enough. Nu ir proteinčiai, kad dar, tipo, vidury kažkur susileidžiu. Kad gaut tipo, pilnai baltymų, kiek reikia organizmui. Kiek tai va. Maždaug, tipo, 1,5 gramų. Kas man gaunasi, palauk, jeigu 300 gramų varškės, kokių 5 gramų, plus jogurtas 100 gramų, tarkim, per pietus apie 200 vištos plus kažkas dar 5 gramų, tai jau, tarkim, 110 gramų, plus 4 kiaušai apie 5 gramų irgi gaunasi. Tai jau 100, nu jo, 1,5 gramų, plus protein sheikas, nu jo, apie 1,5-2 gramai kažkas tokio tam tarp. Pats tas. Jo, kaip jum? Su sportu. Normaliai šiandien buvau. Vai? Buvau biškėlį kažkaip porą dienų toks ofas. Šiandien vėl nuvariau, tai visai neblogai. Aš tai nežinau, kiek čia jau pertrauką padaręs, tai bet reikės jau... Tau buvo pertrauka, tada buvai biški grįžęs, ne? Jo, ir vėl nusirašiau. Tai jo... O tau sveikatas zaibys dabar? Jo, viskas normaliai, tai bandysiu vėl sugrįžti į vėžes, žinai. Labai padeda mano kalendorius, taip pat tūpimo ryte atsikeli, pasižymė, taip jok, alkoholio, taip žinau, tai labai mažas dalykas, bet it works, taip. Tu pamatai savo progresą, na, kai nenori iš viso vartoti, žinai, taip kažkoks jau.
toksai, nu, jo. Aš tai kaip tik dar labiau norėčiau užbraukęs tą dieną. Pirmą dieną užbrukė, o. Tik pusę eiksą taip. Nepildai. Nu, biškį. Apdruk gersi. Ne, gersiu greičiausiai. Kalendorius Dieną vėl. priešai, Nu, jo. išmet viskas. Eina, saulėčiai kažkokį. Prisigalvoju. Ko mes čia pildom? Ne, bet, blėt, aš dabar nueinu, kiek į džimą va nueinu, man labai zaibys kažkaip dabar vėl eiti į džimą. Nes buvau užpisę, aišku, gal tai, kad vėl privarkautų turiu. Okay. Nes mes, kai su tavim eidavom dviese, tarkim, man ir be privarkautos zaibys. Arba ir po pietų, va, tarkim, eit, tada, kai su tavim prasilenkiam, aš atėjau toks visas dar, blėt, nesas kažkoks. Pasportavau, geriausia diena Jo, pasaulyje. čia būna, kai jis Man, tipo, aš nueinu į džimą, blėt, aš ten... Wow! Kaip nenoriu gerti alkoholio. Ne, tada jo, apsiramina, bet žinai, kartais vėliau pas mane irgi būna grįžti namo, žinai, blemba, vėliau atrodo, va čia gerai pavalgiau, viskas čiki vėliau, guli, kažką įmanoma. Jo. Blet, nebėra ką veikti, reikia kažką. Kažką reikia Paprasčiausiai pakeist. kažką Ne, tai va, kai jūs čia antradienį, man atrodo, buvo ta linija, ne, blėt, aš toks, pamačiau jūs. Kaip Žinau, kad antradienis, bet... Nu, tai jau. Bet alus, prisak, fotkiai, kaip atrodo gražiai. Tai va, Nu, Jis dabar buliuoja. čia papa tokių... Nu, bet dar vasarą ateis, tai bus dar, manau, smagiai. Ne, tai va, ten dabar, kol dar ir oras gaidys, dar Tai jau nereikia matė. per daug įsivažiuoti, nes, blėt, vasara, nusimato vasara, tipo, Kempin, tada norisi jo, kiekvieną savaitgalį oras geras, reikia važiuoti, gamtoje pabūt. Plauk ryte jau penktadienis, ne? Jo, pagaliau. kaip ir oras neblogas, nežadam. Nu jo, ant savaitgalio, va, pagerėjo oras, 15 laipsnių, karočią. Jo, šeštadienį irgi ten gerai. Tik man. Nu, tai jau pagaliau, blemba. Palaką sekmanį veikėt. Geras klausimas, neįsivaizduoju kažką. Stopdovą, aš turiu darbų, kurios pamiršęs esu ir reikia pasidaryti jau. Tai Tu? 100%. Nu, aš rytoj išvažiuosiu biškai, sekmadienį grįšiu, bet tai jau čia tik tai vakar. Supratau. Blemba, reikia vėl kada į gamtą varyti. Ei, kitas dabar jau, savaitgalis. manau, dabar jeigu... Jo, bet nu vis tiek, žinai, reikia susiplanuoti, nes ten patobulėt. Nu jo, ar tai nori su nakvynė, ar tiesiog tam kartui, tą dieną pūsti? Tai žiūrėt, kokia temperatūra, bet galima nu jo, su dar nakvynė šalta realiai biškį gal varyti. su nakvyne. Jeigu 2 laipsnių ir naktį ten Nu. 10, drąsiai Nu, galima dėl to, būti. tai- Nes ten palapinė vis tiek šilta būna. Dievo Nu, prisikvepuoja. mėgau šiltą ten, poch. Ne, šiaip smagiau, žinai, su nakvynė, nes blema, daugiau laiko gali galbūt. Ir nereikia parintis, kas vairuos, kas Jo, vairuos. jo, ai, tai čia negersiu, tai čia niekas nieko nedaro. Jo, tada. Ai, Vienas tai toksai čia jau... sėdi, žinai, ai, čia. Jo, gal jau varom tada. Jo, jo. Čia ir be pribūsim. Bet mes praeitą kartą, plėt, ilgai ir išbuvom, tipo, vos ne jau pradėjo, biškių ten pradėjo, tipo, sabis išmovėm. Jo, noris tikrai kažkas tai buvo po to. Nu, tarsi, šiaip važiuojant, namo jau tikrai pavargė. Nu, tiesiog tas Nu, bet tai ilgą dieną buvom. Jo. Atrodo, nieko daug ir nepadarėme, bet kažkaip vis tiek Ir čia būna atvarai, va, sėdi priešais kamerą, kalbi, pasvarstė. važiuoju namo. Nu, Spangės. Jo, tikrai kerta. Nesakau, reikia cepeliną suleisti ir bus gerai. Cepelina yra laus. Mažas penktadienis. Nu, jo. Padonėkit ant alaus ir cepelino. Nu, ant šaldytų cepelinų, bet šaldytų cepelinų ir skardinės salos, bet daugi neprašo. A gaila. Ant 3. Mes ant Lidl'e imsim, vapšį ten alus 8 centų, Ne, tai- cepelinai 3 eurai, ble. Soskio laus. Kiek 5 eurai? Šalta tepaka. Užsigeria. Ant 3 laus. Mašina ant pečiuko šildai. Šitą po... O kiek mes jau laiko įrašinėjom, kaip manai? Aš nežinau, kiek mes turim. 6:30. Ką aš žinau? Jūs jau pavargot? Aš tai pavargęs visą dieną. Tai tu, ble, privarkautų kitą kartą atsikėlęs. Geriau. Ne prieš čia, bet prieš žymą. Tu Bet gal sakau, dabar žymė neseniai buvai. Ne, aš buvau 2 valandą. Tu normaliai. O žmonių kaip, normaliai daug? Blem, aš mažiau šiandien, aišku, šiaip mažiau buvo. Kažkaip jau sumažėjo gal. Blemba, aš buvau, kada? Antradienį buvau. Susimuvarėm. Plėt, kiek žmonių. Daug, ne? Ir dieną. Tai 3:30 buvau. Nors hanteliniai nemažai žmonių buvo. Ten prie aparatų kažkaip dažniausiai būna pilna, bet šį kartą kažkaip man daugiau atrodė hanteliniai visi ten sulindę. Nu, ten jo, depends, bet ten prie aparatų, jeigu kojas nori daryti, ten pamirš. pamirš. Ten nebent va šituos, karočią. Nu jo, jo. Ir... Bet padarėm, pizda, man dar jaučiasi. Rimtai. Blėt, aš tas Aš tai kažkaip, va tą pratimą, galiu nemažai svorio užsimetti. Tai aš su pilnus teko. Jo, vos neveikia. Jo, beveik su pilnu. Arba ten pirmas, antras Taip, nuo viršų, tipo, plius minus. Kažkaip, nežinau, iš kur. Jo, bet jis pakerta, nu, tipo, jaučiasi. Kerta, Simas jo. irgi sakė, šit, kai jaučiasi.
Nu, Nes man sako, nedarom pritupimų. Sako, gerai, nedarom, pertraukas tipo. okay. Padarėm šitą, sako, kojas dreba. Ja. Plėtus kojas. Tas jausmas tai nepats kai laiptas eini, Jo. Nu, bet ten dar normaliai. Nu, Bet karočią, o kitas topikas dar yra. Džime labai daug jaunų žmonių, ar ne? Jo. Ir kodėl, blėt, 9% jaunų žmonių garbanoti? Garbanį. Nuo kada lietuviai tokie garbanoti, blėt? Ar mes seniau nepastebėdavom, nes lietuviai, blėt, plikai skusdavas, tipo 3 numerių? Ar... Su kepuriam. Jo, kodėl? Nes važilvo, okei, garbanotas. Nu, ble, bet ten yra tikrai didesnių garbanį, bet Ne, man tai tai cheminis darosi. Nu, blėt, 15 metų vaikai susirinkę, tikrai nedaro cheminių. Nežinau, aš buvau kirpyklų irgi kažkada, tipo, atėjo pacanas kažkoks apsikirpt, tipo, cheminį pasidaręs. Turim tai. Jo. Irgi jaunas bičias. Tai tipo, kaip man rodos darosi dabar pas jūs yra mada, žinai, susisuk garbą. Ne, aš nenoriu šito tikėti. Tokį girdėjau už Čia posėdį. konspiracijos teorija. Bet aš manau, čia žinai. Žilva sako, aš buvau ten pas tokį žydą, Rusijai. Tu matai, bre. Rusijai čigonų taborė, aš buvau ten, kur požeminės yra dabar. Kur jau buvo senas, ten po žemė padarytas liftas yra, stovi, va, šitą dėžutę stovi tokia, atrodo, tojka. Užeini, liftas, knopkį paspaudė. Susileidai vaistų į vieną ir tada nusileidai. Na. Jo. Laisvės partija vaikšto ten, Armanaitė, fentanilį mėtą, tai va, kai gėlės. Blė, tu sakai, cheminį daros rimtai. Aš nenoriu patikėti, nes 9% mailiaus, tipo, kiek aš matau ten mailiaus, visi vaikšto dabar, čia šonu nuskūsta ir čia, va, tipo, ta huineva tokia, va, blė. Jo. Lamos grifka tokia. Nu, taip. Kur buvo ananasai vienu metu, dabar, nu, visokie ten yra. Brokoliai. Jo, broccoli heads. Tas, kaip seniau, išskūsta šonas. Jo, čia ta linija įpista. Būdavo. Manau, nespėjom tas madas, žinai, nespėjom sek, žinai, mes seniai. O turėt ką nors išraižytą čia kokią nors žaibą. Ne, nieko panašaus. Aš dievui, aš irgi, ne, fuck, čia. Tipo, arba tu turi būti vaikas iki 8 metų ir su kėdais šviečiančiais kulnais. Vos ne. Arba tu adaptas, blėt. Arba viršyla, nu jo. Ne, man rodos, viršyla ten skūsdavosi. Jo, žvaigždė. Jo, žvaigždė. Išsipieždavo, dar tipo su spalvom taigi įspizdavo. Eina į snachu. Ne, bet man jau kur žmonės pradėjo, nežinau, galvą dažyti, man kažkaip taip, nežinau, ar irgi tema. Nu, I guess, jeigu ten, žinai, labai jau tom neonėm spalvom, tai tikrai šitie gal neįprasta. Jo, jeigu darai 70 metės babutės plaukus, tipo, rūžo vyriškiai. Nu va, tai... Ne, nu jeigu... I guess, nu, bet... Ne, nu, moterim, jeigu pasišviesini, ką aš žinau. Pasišviesim blondinas. Nu, labai keistai atrodo. Man tas blondinas? Ant žalskį, nežinau. Nieko. Gražus būtų blondinas. Pasidaryk cheminį. Peroksidinis. Cheminį pasidaryk. Ant akių įsipist ir barzda irgi balta padaryt. Albino būtum, ne, albino. Albino. Ne, nu, bet aš turėčiau ir odą nusišviesint. Nes tu sakai, tai juodas? Na, aš juodas. Širdį tik tai. Aš vat su mikrofonu, šitas mikrofonas net nesimato iš tiesų dabar priešais mane. Irgi gerai. Siliejam. Jis nesimato, nes aš jį praryju. Ką gal kažką tai galvojam? Ką žinau, galim galvoti. Aš tai toks iškiai. Nu gerai, šiam kartą galim tada užklausinti. Ką žinau, kitą epizodą turėsim vėl po kokios savaitės, ne? Dabar po pertraukus, va čia jūs, nors jūs palauk, nes neįdarė čia podcastą. Mes prieš savaitę darim. Tai įsivažiuosim, dar karočią su šito indusu susitikę šiandien. Jo, nu. Tai pasikalbėjom iški, sako, reikia kažką paveikti. Ok, jo, bairis būtų pasimanyti. Reiks juos pasikviešiu, jie mus pasikvies, padarysim kažką. Jo. Nu, karočią, ten dar pakalbėsim. Kažką pasidarinti. Bet jo, tai ką, palaikinkit, pakomentuokit kokią nors nesąmonę, kas patiko, kas nepatiko, gal kokią nors konspiracijos teoriją turit mum. Paanalizuot. Realiai, galbūt nuturit ir su šaltiniais, ta prasme, mes čia žinot. Eisim, skaitysim, surasim. Mes su... Paskaitysim su šaltiniais, rimtais, kokią nors čigon taboras požeminis, nu, blė. Su fotkiam, su viskuo. Kur ding. Nors dabar po visus rajonus išsibarstė. Ne, tai yra požeminis. Jo, jie turi vis tiek kažkokį točką. Ne, tai visur turi.
Nu, jo. Nu, tai Po ką? Lasbergių klanų Kalnienuose. Ką gerai, tai So, share, like, subscribe, comment, whatever. Kažką įvykti. Tikėkime kitą kartą. Buja kažką. Dislike. Gerai, dėkui viso. Все, давай.